Kaip užsidirbti papildomų pinigų, kaip susikurti pasyvą, kaip apsaugoti savo pinigus nuo infliacijos. Tokie klausimai vis didesniam kiekiui žmonių iškyla ir jie ieško tų galimybių, kad galėtų ir užsidirbti, ir susikurti pasyvą, ir apsaugoti savo pinigus nuo tos infliacijos. Mes dirbam su keliom kompanijom ir yra Cryptex tokia sistema, toks uždaras klubas. Tai vienas iš tų būdų, su kuo mes dirbame. Ir aš jums papasakosiu, kaip galima su šitu įrankiu susikurti pasyvias pajamas. Tai visiškai nėra tai, kad aš jums būtinai rekomenduoju, priverstinai rekomenduoju, paimkit čia, prisijungkit ir pirkit kontraktus, būtent čia perkami kontraktai, aš apie tai jums ir papasakosiu. Tiesiog aš dalinuosi tuo, kur aš pati esu, kur yra kiti mūsų komandos nariai, o kiekvienas jau priima sprendimą, tinka jam tas dalykas, netinka jam tas dalykas, pasinaudos, nepasinaudos Cryptex duodamais įrankiais, kiekvienas renkasi pagal save. Ir va toks gražus sakinys, geniali koncepcija be investavimo rizikos su geriausiu pasaulyje marketingo planu. Kad geriausias pasaulyje marketingo planas, aš pradedu nuo apačios, nuo galo. Tikrai jums parodysiu vieną labai didelį argumentą, kur nei vienas tinklininkas, nei vienas žmogus, kuris dalyvauja kokioje nors referalinėje sistemoje ar bonusinėje sistemoje, jis man nepasakys, kad jų kompanijos būtent tokį dalyką duoda, bet čia vėliau. Dabar be investavimo rizikos irgi parodysiu argumentus, parodysiu sistemą ir jūs suprasite, kad be investavimo rizikos. Mes čia susikuriam tą pasyvą. Viskas, aišku, prasidėjo labai seniai ir yra tokia istorija. Viskas, kas prasideda, turi savo istoriją. Tai prasidėjo pirmiausia nuo poros žmonių, nuo draugų, paskui į tai įsijungė nedidelė grupelė, apie 100 žmonių, buvo protestuota visa sistema, bet apie sistemą pasakojant, pirmiausia pasižiūrim, kokios buvo nustatytos 3 pagrindinės taisyklės, kurias naudojant šioje sistemoje buvo neleidžiama bet kuriuo momentu, dėl kažkokių, tai sakykime, priežasčių išorinių, kad projektas atsidurtų pavojuje. Va šitos 3 taisyklės ir tuos pavojus visus atstumia į šalį. Pirma taisyklė. Visi įkūrėjai, bankai, draudimo kompanijos ir vartotojai dalyvaujantys projekte lieka visiškai anonimiški. Nes buvo įsitikinta, kad šiam projektui atsiras ir priešininkų, todėl jie yra visiškai privati bendrovė be būstinės, generalinio direktoriaus ir taip toliau. Tai yra, kad niekas nežino, nei draudimo kompanijų, kurios čia dalyvauja, kokios jos yra, nei bankų, kokie bankai dalyvauja, nei įkūrėjų mes nežinom, nei mūsų kaip vartotojų irgi niekas sistemoje nebežino. Mes esam tik tais piniginės numeris sistemoje. Ir tai aš galiu pasakyti, kad yra, mano požiūriu, yra labai didelis pliusas, kad mes esame anonimiški. Jeigu norim išlikti, galim absoliučiai nieko nepasakot internete ir mes būsim anonimiški, mūsų niekas nežino. Tai yra dėl saugumo. Ir daugelis žmonių labai yra patenkinti ir jie pasirenka Cryptexą. Vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko jie pasirenka Cryptexą, būtent yra anonimiškumas. Antra taisyklė. Piniginių savininkai negali nusiimti banko duoto kredito ir pelno nuo steikingo viso termino metu. Pasibaigus terminui banko kapitalas nedelsiant grąžinamas, likęs uždarbis išmokamas piniginės savininkui. Tai yra,
visiškai yra išbraukiama rizika, žmogaus faktorius, kuris gali paimti ir, sakykime, nukrypti į šoną. Apie tai irgi vėliau truputėlį plačiau aš pakomentuosiu ir jūs suprasit, ką tai reiškia ir kaip tai yra svarbu, nes šitas dalykas būtent užtikrina bankui duoti mums be jokios baimės kreditus ar depozitus, nesvarbu kaip pavadinsim. Visi mėnesiniai įnašai ir metinis banko procentas įskaičiuojamas būtent iš pelno sąskaitos, nuo steikingo ar nepriklauso nuo savininko piniginės. Tai yra, kad mes visiškai iš savo kišenės nemokam jokių procentų bankui, nemokam draudimo kompanijom įmokų už polisą. Tiesiog visa tai yra, jie gauna ir įsiskaičiuoja iš uždirbtų pinigų. Kuo užsiima Cryptex? Cryptexo pati pradžia prasidėjo 2016 metais, 2017 metų pačioj pradžioj jau prasidėjo tie pirmi bandomieji kontraktai. Ir Cryptex užsiima profesionaliu DeFi steikingu ir jis tampa prieinamu kiekvienam dėka unikalios koncepcijos. Ta schema aš jums greitai papasakosiu. Parodysiu. Sukurdama unikalią situaciją win-win-win, tai yra, kad laimi visi, win-win-win tai reiškia laimi visi, Cryptex sujungia bankus, draudimo kompanijas ir piniginių savininkus ir taip gauna didžiulę ekonominę naudą. Ypatingai jaučiasi visiškas visų dalyvaujančių šalių anonimiškumas. Matot, jau pabrėžė kelintoj skaidriai tą anonimiškumą. Kaip ir sakiau, ir žmonės irgi tai labai vertina ir vienas iš argumentų, dėl ko jie Cryptexe jungiasi, yra būtent anonimiškumas. Kontraktus mes perkame už kriptą, Bitcoin arba Bitcoin cashą, išvedami pinigai yra iš sistemos irgi su kripta, tai yra per Bitcoin arba Bitcoin cash. Ir dabar va čia ta unikalioji schema, kuri yra labai paprasta, bet daugeliu net nesitiki, kad iš viso galima, kad yra tokie dalykai pasaulyje. Dėja, bet yra, vat, kas abejoja, kas norėtų, kad tokių dalykų nėra, tai turiu jūs nuvilti, kad tai gyvuoja pasaulyje ir tai yra sukurta. Kaip viskas vyksta? Labai paprastai. Mes Cryptex yra netgi ne kompanija, o yra bendruomenė, klubas. Ir mes į šitą klubą papuolam tik tais gaudami pakvietimą. Užsiregistruoti galim tik tais su referalinė nuoroda. Ir registracijos metu iš mūsų daugiau nieko kompanija nereikalauja, tik tais elektroninio pašto ir turim susikurti slaptažodį. Nei vardo, nei pavardės, nieko pas mus neprašo, nes mes esam anonimiški, kaip ir kiti dalyviai šitoje sistemoje. Užsiregistravom ir mums iš karto yra sukuriamas valetas, piniginė. Numeriukas duodamas ir mes perkam kontraktus, pasirenkam kokį norim. Jų yra keletas, 3 metam, 5 metam, 7 metam. Kiekvienas kontraktas kainuoja $100. Kiekvienas kontraktas. Įsivedam į sistemą, tai yra į mūsų valetą kriptą, Bitcoin arba Bitcoin cash, nors pačioj piniginiai mes matom dolerius, doleriais yra viskas parodoma, skaičiuojama. Tai tiek Bitcoin arba Bitcoin cash, kad būtų $100. Ir tada perkam kontraktą. Iš karto tuo pačiu momentu sudirba visa sistema ir nusipirkom kontraktą, tai yra sudaroma sutartis. Kontraktą pamato bankas, iš karto apdraudžia mūsų kontraktą $108,000. Pamato draudimą bankas, kad yra apdrausta. Tokis kontraktas iš karto duoda į mūsų piniginę, pervedama yra
kreditas arba depozitas, nesvarbu kaip pavadinsim, tai yra pinigų suma, arba 30 240 arba 43 200. Ir tie pinigai iš karto yra užrakinami, mes jais negalim pasinaudoti. Ir jie keliauja į decentralizuotą blockchainą, ant stakingo, tai yra DeFi, hibridinė sutartis yra sudaroma. Neapibrėžtumo veiksnys žmogus neįtrauktas. Vat dėl ko bankai ir duoda, pavyzdžiui, depozitą. Aišku, tai yra labai normalu, kad žmonėm iškyla tokis klausimas ir abejonės. Kaip čia dabar už $100 aš gausiu kažkokias sumas, o sumos yra solidžios, aš jas jums parodysiu vėliau pasakysiu apie jas. Ir iš viso, kaip čia dabar paima ir bankas duoda kažkokią tai iš viso sumą. Tiesiog, tai buvo susitarta tarp bankų, tarp draudimo kompanijų. Ir visi pamatė savo naudą, win-win-win, ir taip yra sukurta. Bankai yra offshore'inėse zonose, ten jie dirba, jų jurisdikcija. Jie dirba truputėlį pagal kitokius įstatymus, ten to jurisdikcijoje kokie yra įstatymai, dabar aš nesigilinsiu, nepasakosiu, bet to mums tų dalykų ir nereikia. Bankas duoda kreditą, pavyzdžiui, 43 200, kai pamato draudimo polisą. Bet ir tai dar ne pats svarbiausias dalykas. Antras dalykas yra daug svarbesnis. Bankas žino, kad žmogui duodant šitą kreditą, šitą depozitą, žmogus nepaims tų pinigų ir jisai jų neišnaudos, kažkur nepanaudos ir iš karto atkrenta rizika, kad jis jų gali negrąžinti. Todėl, kad viskas yra užrakinama, aš kaip sakiau, ir čia dirbant sudėtiniam procentui, pinigai kiekvieną dieną yra uždirbami, jie pripliusuojami prie pagrindinės sumos, suma vis taip auga ir draudimas kiekvieną mėnesį pasiima savo įmoką už polisą. Nuo uždirbtų pinigų bankas kiekvienais metais atsiskaičiuoja savo procentą už suteiktą kreditą, nes niekas nieko už ačiū nebeduoda šiais laikais šitam gyvenime. Už viską reikia mokėti. Tai už tą kreditą, už tą suteiktą depozitą mes turime mokėti procentus ir procentai yra nemaži, jūs pamatysit vėliau, bet irgi bankas atsiskaičiuoja tuos procentus nuo uždirbtų pinigų. Tai dabar supratot, kodėl, pavyzdžiui, yra užrakinti visi pinigai ir mes negalim jais naudotis. Tai yra kaip apsauga ir garantas, kad ir draudimo kompanija pasiims įmokas garantuotai ir bankas pasiims savo procentus garantuotai ir bankas pasibaigus kontrakto laikotarpiui pasiims savo duotą kreditą, tą sumą atgal. Ir draudimas irgi yra užgarantuotas, kad nebus draudiminio įvykio dėl žmogaus, kad jisai, pavyzdžiui, neatiduos bankui to kredito. Ir visi yra patenkinti ir visi laimi. Pasibaigia kontraktas, pasiima visi savo, kam kas priklauso, įmokas visokias ir kas lieka yra išmokama į kliento piniginę, tai yra dalyvio nario piniginę. Maksimum galima turėti 50 kontraktų. Šitoj vietoj truputėlį pataisysiu, tai yra be QAC, tai yra be asmens patikrinimo, galima turėti 50 kontraktų, kas yra viršui, gali kompanija paimti ir paprašyti jūsų asmens tapatybės dokumentų, pasižiūrėti, kad jūs esat žmogus. Tai yra šiandien dienai taip. Važiuojam toliau ir dabar čia jūs matot skaidrę, yra tokis kabinetas ir yra 2 kontraktai pa šitą žmogų nupirkta.
Ir va čia yra ant steikingo tokia suma. Tai vadinasi, yra 3 metų kontraktas, kur duoda bankas 30 240, mažesnė suma 3 metų kontraktam. Ir kitas kontraktas yra 5 arba 7 metų, kur yra duota suma 43 200. Bendra suma 73 440. Jau padirbėjęs yra šitas kontraktas, nes matot, yra pristeikinta 8721, o bendra suma, kuri dabar dirba ant steikingo, 82 161. Va čia va ir matosi, kad dirba tas sudėtinis procentas šitoj sistemoj. Jeigu dar aiškiau, va paskutinės dienos uždarbis $104.58. Paskutinės dienos. Jeigu mes imsim, sakykim, kad tai buvo vakar, tai va šiandien dienai jau yra pripliusuota šita suma prie bendros sumos ir dirba didesnė suma. Už šiandien dieną vėl gausim sumą tam tikrą, ji bus pripliusuojama rytoj. Ir taip kiekvieną dieną mes negalim pasinaudoti nei tos sumos, kurios davė bankas. Čia nei šitais uždirbtais pinigais visą tą laikotarpį, kol dirba kontraktas. Keliaujam toliau. Va čia yra apie sudėtinį procentą dar viena skaidrė ir jeigu mes paimsim gerai įsižiūrėsim, čia kaip tik ir yra išdėstyta kiekvienos dienos uždarbis ir pripliusavimas uždirbtų pinigų. Šita suma 30 240, tai yra 3 metų kontraktas. Vat ir čia parašyta 3 metų kontraktas, kuris buvo sudarytas 2022 metais 10 mėnesio 15 dieną. Ir su Ethereum dirba ir toliau, matot, viskas išdėstyta, kad 36 mėnesiai. Draudimo įmoka, kas mėnesį draudimas atsiskaičiuoja tokiam kontraktui $210. Banko aptarnavimas $30 kiekvieną mėnesį yra kaip atskaičiuojamas. Ir dabar reinvestavimas yra ir dirba steikingas ir atlygis kasdien 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę. Sutarties kaina yra ir dabar aš dar čia nematau banko metinių procentų. Bus kita skaidrė, mes ten pamatysim. Dabar čia raudonai yra visa uždirbta suma per 3 metus ir kiek gauna žmogus, kai yra gražinamas kreditas bankui, kai yra atskaičiuojama draudimo įmoka, procentai, paskutinių metų procentai bankui už kreditą, palūkanos, vat ir išmoka buvo $35 097,28. Grįžtant prie pačios pradžios, dabar jūs suprantat, kad vat, tas sakinys, kur be investavimo rizikos mes uždirbam, tai iš tikrųjų tai ir yra. Mūsų $100 nekeliauja dirbti ant steikingo. Pakartoju, mūsų $100 jisai nedirba ir jisai mums neuždirba jokių procentų. Nes labai dažnai žmonės šitoj vietoj maišo. Tiesiog jie klauso, bet jie neišgirsta, kas yra sakoma, nes tai yra įpratę. Tokių dalykų dažniausiai nežino žmonės ir labai yra sunku suvokti, kad gali tai būti. Tiesiog protas nepriima.
Ir dažnai sako, tai kaip nuo 100 eurų, kaip tas mano 100 eurų paims ir uždirbs 35 tūkstančius per 3 metus. Su kitais kontraktais, kur 5 metų, 7 metų sumos žymiai yra didesnės, žymiai solidesnės ir aš jas jums įvardinsiu. Bet dabar ir šitos kol kas sumos mums užtenka, kad dar kartą noriu aš pabrėžti, kad neužsiciklinkit, mūsų $100 nedirba čia. Dirba duoti banko pinigai. Mūsų 100 eurų keliauja, galima tai pasakyti, už draudimą. Arba jeigu dar kitaip, paprasčiau sakant, tai draudimo kompanija pamato, kad yra nupirktas kontraktas, tiesiog tuo momentu pamato, kad nupirktas kontraktas, ir to užtenka, kad yra paspaustas mygtukas bankų ir visa sistema sudirba, o tuo pačiu yra išmokami ir referaliniai bonusai. Kaip ir visose kompanijose. Krypteksui irgi reikia žmonių. Žmonių reikia tam, kad bankai užsidirbtų, kad draudimo kompanijos užsidirbtų, gyvų žmonių reikia, žinoma, tuo pačiu ir mums labai gerai. Kaip tik šitoj skaidriai ir yra banko metiniai procentai, kokia yra suma. $2041. Ir žinot, galima paimti, atsisėsti ir paskaičiuoti, kas labai, sakykime, abejoja vis, arba neįtikėtinai jiem atrodo, tai aš visą laiką sakau, pasiimam skaičiavimo mašinėlę ir skaičiuojam, nes visur yra, bažnyčioje yra tikiu, netikiu, o visur kitur yra skaičiai. Ir čia dabar yra tokia matematika, apsimoka bankui duoti tuos kreditus žmogui ar neapsimoka. 2041 dauginam iš 3. Per 3 metus, kad bankas duoda tokią sumą pasinaudot be jokios rizikos, bankas pasiima $6123. $6123. Jeigu mes paimsim ir pasižiūrėsim procentais, kiek jisai uždirba, virš 20%. Per 3 metus jisai gauna virš 20% už tokią paslaugą suteiktą dalyviui. Tai dar vienas argumentas, kodėl bankam apsimoka duoti tokius kreditus. Ir čia matosi dar kartą. Žiūrėkit, draudimo įmoka ir kiekvieną mėnesį banko aptarnavimas, tai yra Krypteks sistema, pasiima tokius pinigus. Ir čia raudonai irgi pabrėžta, kad visos įmokos šitos yra išmokama būtent iš uždirbtų pinigų, iš steikingo. O čia jau yra 43 200, tai yra šita suma duodama 5 metų kontraktui arba 7 metų kontraktui. Ir irgi paimkite, pasižiūrėkite, jau žinoma, sumos yra didesnis tiek draudimo mėnesio įmoka, aptarnavimo mokestis tokis pats, bet pavyzdžiui, banko metinės jau palūkanos, kurias atiduodam mes, tiksliau ne mes, bet iš uždirbtos sumos pasiima bankas, irgi yra didesnės. Važiuojam toliau. Čia tokia pati suma, aš nekomentuosiu. Kas yra DeFi stakingas, kad mes truputėlį suprastume. DeFi decentralizuotas finansavimas. Staking kriptovaliutų statymas.
DeFi statymas reiškia jūsų kriptovaliutos ar kito skaitmeninio turto užrakinimą DeFi platformoje, siekiant konkretaus tikslo, dažnai mainais į atlygį. Užrakinti žetonai paprastai naudojami palaikyti blokų grandinės tinklą ir patvirtinti operacijas. Staking tokenai taip pat gali būti naudojami siekiant užtikrinti DeFi platformų likvidumą. Ir čia dabar parodyta visi produktai, visi kontraktai, kokius turi Cryptex sistema. Pirmas matom, DeFi hybridinis kontraktas 36 mėnesiai, tai vadinasi 3 metam. Pasibaigus laikotarpiui žmogus apytiksliai gauna 35. Kodėl sakau apytiksliai? Atkreipkite dėmesį į procentus va šitus. Visuose kontraktuose procentai yra nuo iki, tai vadinasi, kad nėra apibrėžto tikslaus procento kiekvieną dieną, kiek mes gaunam, kiek uždirba sistema. Tai yra nuo iki svyruojantis procentas ir todėl ta suma priklauso, kaip sudirbo kontraktas, kokios buvo ten tos dienos uždarbio. Paprastai, kiek mums teko matyti ir girdėti, pavyzdžiui, 3 metų kontraktai, nuo 30 000 iki 37 000 gauna žmonės. Tai čia paimta vidurkis, 35 000 dolerių. 3 metų dar yra paketas. Va šitoj vietoj pasiklausykite įdėmiai. Mes perkam paketą už 1000 3 metam, bet gaunam ne 10 kontraktų, o 15. Kompanija mums dovanoja 5 kontraktus. Nes jeigu tai perkant atskirai 15 kontraktų, mes sumokėtume 1500. Tai pasibaigus, turint tokį paketą, pasibaigus 3 metų laikotarpiui, apie 500 000 žmogus gauna, nes jau čia pinigų suma irgi didelė iš karto keliauja ant stakingo. Pakartoju, pabrėžiu, gal ilgokai užsitęs biškį visas šitas mano pasakojimas, bet aš pabrėžiu visas vietas ten, kur yra uždirbami pinigai. Kad suprastumėt, ne mūsų pinigai tie dirba ant stakingo. Ne 100 eurų čia dolerių, atsiprašau, dirba ant stakingo. Ne 1000 dolerių, va čia dirba ant stakingo. Pasižiūrim 1000 šito paketo. 3 metai. Vienas kontraktas, bankas duoda vienam kontraktui 30 240. Mes gaunam 15 kontraktų, 5 kontraktus kompanija dovanoja. Tai va 30 240 dauginam iš 15, ant stakingo keliauja dirbti va šitam pakete 453 600. Va šiti pinigai dirba ant stakingo ir šiti pinigai atidirbę, jie mums duoda apie 500 000. Manau, aišku šitoj vietoj. 5 metų kontraktas atneša žmonėm apie 300 000 ir daugiau negu 300 000, kiek mums teko matyti, bet imkim 300 000, tegulai būna mažiau, negu kad daugiau mes čia parodysim. Ir 7 metų kontraktai yra apie 1 milijoną. Dar yra ruošiami 10 metų kontraktai, bet mes kol kas jų dar neturim, laukiam, kada bus atnaujinta sistema ir tada turėtų pasirodyti 10 metų kontraktai. Čia yra milijonieriaus kaip planas, ne, kaip tapti milijonierium, bet minimum 400 dolerių, tai yra 4 kontraktai. Ir perkam 2 kontraktus 3 metam, kad jau tokia būtų solidesnė suma po 3 metų pas mus įkristų apie 60-70 000. Vieną kontraktą 5 metam ir 7 metam. Matot, kas vis kažkiek tai laiko ateina pas mus tam tikra pinigų suma. Vat ir čia yra minimalus milijonieriaus planas, kaip tapti milijonierium per 7 metus.
Yra kitas planas, čia yra smagesnis ir jeigu paimsim, pasižiūrėsim, kiek mes čia, palyginsim, ne, kiek pinigų mes sakykime, panaudotume šitai sistemai ir kokias išmokas gaunam, tai labai iš tikrųjų optimistiškai ir pozityviai nuteikia. Tai vat visa ta mūsų investicija kabutėse, jinai būtų $4000. Čia vėl tas pats taip, atsiprašau, tai yra 2000 paketai, 15 kontraktų ir 30 kontraktų dirba 3 metam. Išmoka po 3 metų apie 1 milijoną, 10 kontraktų 5 metam, apie 3 milijonus išmoka ir 10 kontraktų 7 metam apie 10 milijonų išmoka. Pabrėžiu vėl šitoje vietoje. Ne mūsų 4000 dirba. Ne mūsų 4000 dirba. Aišku, 4000, 3, 5, 1000 šitai sistemai atidėti tokią pinigų sumą turi rinktis kiekvienas, jeigu jisai nori. Ir renkasi kiekvienas. Niekas čia jum nepatars, niekas jum nenurodys, nepasakys, čia kiekvieno yra reikalas. Mes pasirinkom, mes turim skirtingai, kiek kas galėjo skirti tam pinigų. Tiesiog žinot, kaip yra taip. Kai yra atliekamų pinigų, tai tiesiog reikia visą laiką investuoti, skirti kažkam tai, tokiem, sakykime, dalykam, tokią pinigų sumą, kur nebaisu prarasti. Tokiais laikais, kur tu nieko negali paimti ir nuspėti, tu niekur negali jokios garantijos, nei duot, nei matyt, nei niekas duos tos garantijos. Kas labai pavyzdžiui bijo, tai kad ir turi pinigų, jie čia nededa tūkstančiais. Pasiima 3-4 kontraktus, kas neturi pinigų, mažiau turi pinigų ten, sakykime, arba kas ir turi pinigų, bet labai labai bijo, už 100 nusiperka, tiesiog kiekvienam pagal save, kaip kas nusprendžia. Tai yra žmogaus kabinetas, kuris turi 40 aktyvių kontraktų. 8 kontraktai jau buvo išmokėta ir jisai gavo $789 745. Ir dar laukia išmoka $4,834,014. Dar laukia, dar nepasibaigė tiek kontraktų. Kad sistemą moka, galima paimti ir viską patikrinti, ne vien tik tais čia, kad yra kabinete išmokos, neina, bet yra pas mus vaizdo įrašai ir tie, kas moka tikrinti decentralizuotam blockchain'e, galima pasiimti išmokėjimo adresą, įeiti į blockchainą ir pasižiūrėti, kaip yra padaromos operacijos ir iš viso pasižiūrėti į tas piniginės, iš kurių yra išmokami pinigai. Dabar apie bonusus. Mes priėjom prie tos dalies, kur aš sakiau, kad pasakysiu, kad tai yra pats geriausias marketingo planas. Aš pati dirbu su Safyru, buvusiu dabar Xera. Pati dirbu truputėlį su tinklinio marketingo kompanijom, kurios turi smulkius produktus, kaip aš vadinu. Nes seniai aš internete dirbu su tinkliniu marketingu nuo 2006 metų. Visokių marketingo planų esu prisižiūrėjus begalę ir dabar gaunu pasiūlymų begalę. Ir žinoma, kad visi sako, kad jų marketingo planas yra pats geriausias, pats kiečiausias ir daugiausiai mokantis. Šitoj vietoje galiu tai pasakyti. Galit šnekėti tinklininkai, ką jūs norit. Kiekvienas marketingo planas turi savo cvekelį, kuris, sakykime, yra iššlifuotas, pats geriausias kabliukas, kuris užkabina žmonės. Bet tai, ką aš dabar jums pasakysiu, ir jūs išgirsit, tai ir bus tas momentas, kad nei viena jūsų kompanija, nei viena ta kompanija, su kuriuom aš dirbu prie Cryptexo, tokio varianto neduoda. Gerai, ką mes gaunam, kai mes pakviečiam pa žmonės? Juk šiaip savo mes nešnekam, tai yra tiesioginiai bonusai.
kai žmogus prisijungė, iš karto, nusipirko kontraktą, momentaliai tuk visiems subirėjo į viršų. Sponsorių ir aukščiau stovintiesiems sponsoriams subirėjo pinigai iš karto. Nėra čia jokių bonusų, nėra čia jokių sekantį mėnesį paims skaičiuos, nėra čia jokių ten taškų kaupiamų žiūrėti ir taip toliau, yra linijinis marketingas, atėjo žmogus nusipirko, bonusai subirėjo, pinigus mes pasinaudojam iš karto. Lyderių apdovanojimai ir dar pelno paskirstymas pasibaigus kontraktui, pasibaigus tam terminui. Šita vieta labiausiai iš tikrųjų mane žavi, šita vieta. Ir dabar pereinam prie lentelės. Jeigu mes paimsim ir paskaičiuosim, čia yra pats tas pirmasis bonusas, kai žmogus nusiperka kontraktą ir subyra visiems pinigai į viršų sponsoriui ir aukštesnysiam sponsoriam. 10 lygių į gylį mokama. Nuo pakviestojo 30% gaunam, toliau aukštesnysis sponsorius 5 lygiai, paskui 4, 4, 3, 3, 3 ir 3. Jeigu žiūrėsim čia, tai čia yra išmokama 65%. Dabar imam tą mūsų $100, nes paprastai iš apyvartos visose kompanijose mokami bonusai. Juk teisingai. Tai dabar imam mūsų $100, žmogus atėjo, nusipirko kontraktą už $100. $65 yra iš karto išmokami iš karto už bonusus giliai. Paskui dar yra išmokami kiekvieną mėnesį nuo 5% už tą kontraktą lyderiams į viršų, kas yra pasiekę lyderio statusą. Lyderio statusą pasiekia tie, kas turi asmeniškai pakviestų 100 žmonių į sistemą. Asmeniškai pakviestų 100 žmonių. Kai 100 žmonių yra, tai dar aišku išmokama tokia premija vienkartinė 5000. Paskui nuo kiekvieno kontrakto iš karto išmokama, kiek yra komandoj, 5% nuo kiekvieno. Ir paskui nuo sekančio mėnesio, kada kas vėl nusiperka kokį kontraktą, vėl 5% papildomai sumokama. Čia iki begalybės. 5% yra mokami iki begalybės. Ir trečiasis bonusas, sakiau, kuris pats yra fainiausias, nesuprantam, taip grįžtam čia. Šiti bonusai mokami čia ir dabar. Šiti bonusai mokami, kai sąlygas lyderio įvykdom ir kiekvieną kartą per mėnesį. Čia nuo sekančio mėnesio, kai pasiekėm lyderį. O šiti bonusai mokami tik tada, kai pasibaigia mūsų komandos narių sutartys. Kaip pavyzdys, sakykim, šiemet metais, čia pavyzdys yra, šiemet metais, birželio 30, pasibaigs mano pakviesto žmogaus pirmas 3 metų kontraktas. Jisai gaus apytiksliai 35 000, aš gausiu 8% nuo išmokėtos sumos. Mano sponsorius gaus 5%, sponsoriaus 5%, iš karto viskas subyra, kai tik pasibaigs ta sutartis. Ir visi lygiai iki 20. Tai įsivaizduojam po 3 metų, kada prasideda išmokos ir mes gaunam papildomus atlyginimus tie, kas kuria komandas. Čia kurti komandas labai apsimoka, nes pinigai yra ir čia, ir dabar, ir jie nenutrūksta, jie prasidės ir po 3 metų, po 5, po 7, kada sutartys baigsis, taip pastovi ir gaunamos. Tai jeigu mes paimsim ir pasižiūrėsim, čia kiek visur yra išmokama pinigų, sudėsim viską, tai mūsų $100 neužtenka. Kompanija iš savęs dar prideda $49. Tai dabar 2 klausimai.
Ar jūs matėt kur nors tokį marketingą, kur yra išmokama nuo apyvartos, nuo surinktų pinigų, nuo apyvartos visas 100%? Nematėt? Ar jūs matėt tokį dalyką, kur yra sumokama daugiau negu visas 100%? Tikrai nematėt. Tokio dalyko rinkoje nėra. Gal ir yra, gal mes nežinom. Aš, pavyzdžiui, nemačiau, niekada man neteko susidurti nuo tų 2006 metų, kai pradėjau dirbti su tinklinio marketingo kompanijom. Šitas momentas, ką jisai parodo, kad realiai Krypteksui nereikia mūsų $100. $100 yra, jisai paimtas kam? Jisai paimtas tam, kad žmogui už ačiū neduotų, nes žmogus dykučio nevertina. Tai, kas yra žmogui duodama dykai, jis niekada nevertina. Jūs šitoje vietoje man tikrai pritarsit. O aš esu įsitikinusi 100% per savo tą tiek metų darbo internetu. Tai va, tas $100 yra simbolinis tokis mokestis už kontrakto pirkimą ir jisai keliauja į marketingą ir dar kompanija prideda nuo savęs. Šitoj sistemoje yra uždirbami labai dideli pinigai. Realiai gal ir daugiau dar galėtų ta kompanija paimti ir pridėtų bonusų, realiai galėtų, kaip ir sakiau, už ačiū paimti ir dalinti, bet tiesiog taip sugalvojo, taip yra. Ir mes labai džiaugiamės, kad ir tokiam marketinge galim sudalyvauti ir iš viso tokioj sistemoje. Čia yra lygiai 36 mėnesių, tai yra 3 metų kontraktas, va kaip tik ir paskaičiuota, kuriam lygyje kiek gaus žmogus, ne? Pasibaigs kontraktą, žmogus gauna $35, ne žmogus, o sponsoriai, atsiprašau. Sponsorius gaus 2800, paskui sponsorius 1750 ir va taip va toliau ir 20 lygis $350 įkris. Čia vadinasi draugystės bonusas. Ką dar paimti ir pasakyti? Ir dabar žiūrėkit, ką aš paėmiau. Dar pataisau pati save. Paskutinį, ką aš sakiau apie tuos $100 ir kad jie kur keliauja, ne? Vis tik bonusų yra išmokama ne 149, o 165 viso, kai paimam ir suskaičiuojam. Bet pati padariau klaidą. $165. Kompanija 65 prideda iš savęs, iš savo kišenės. Ir dabar reziumė. Dar kartą pasikartojam. Jokios investicinės rizikos. Taip. Mums nereikia eiti į banką, imti kredito ir to kredito dėti ant steikingo, kad uždirbti kažkokius pinigus, kad mokėti iš savo kišenės už tą kreditą, kad apdrausti tą kreditą ir mokėti draudimo įmokas. Mums nereikia iš savo sukauptų pinigų tokios sumos, ten 43 000, kaip pavyzdys, dėti ant steikingo, kad paimti ir uždirbti. Mes nerizikuojam tokiais dalykais. Mes perkam kontraktą už $100. $100 šiais laikais, kas tai yra pinigai? Iš tikrųjų tai niekas. Visi sutiksit, kad į parduotuvę nuėjus, kiek kartų čia galima nueiti su šeima, 2 kartus apsipirkti ir viskas. Kiek mes paimam, šiaip savo prisiperkam visokių dalykiukų per mėnesį, kur iš tikrųjų galėtume ir nepirkti per 2 mėnesius, per 3 mėnesius. Tai va tas ir yra $100, kur galėtume mes nepirkti tokių nereikalingų dalykiukų, o tiesiog paimti ir čia nusipirkti kontraktą. Bet kaip ir sakiau, čia kiekvienam pagal save. Mes dalyvaujam šitoj sistemoje. Terminai.
3, 5 ir 7 metai šiuo metu ir 10 metų ruošiama, kaip ir sakiau. Visiškas visų dalyvių anonimiškumas, pabrėžiu, vienas iš svarbiausių dalykų šitoj sistemoje. Atmetamas sukčiavimas, čia taip pavadinta, kai $100 mes įdedam, taip pavadinkim, perkam kontraktą įdedam, bet jeigu mes dirbam su komanda, kviečiam komandą, mes gaunam $165. Visi šitoj vietoj taip, šitoj vietoj netgi kai kas paima ir sako, kad tai yra finansinė piramidė, nesupranta žmonės, kas yra finansinė piramidė, alebilė nugirdo, tai atseit tokis mandras žodžių derinys, paima ir šneka. Finansinės piramidės tokių dalykų nedaro. Jos iš savo kišenės pinigų nededa. Visi pinigai sukeliauja į viršų, iki tam tikro laiko yra tai daroma ir paskui jos užsidaro. Taigi, čia ne finansinė piramidė, čia ne hypas. Visi kontraktai mokėtini šiai dienai su išmokėjimo įrodymais. Viskas yra išmokėta ir yra įrašų su įrodymais. Nedaug žmonių rodo, ką jie gavo, nes kiti tiesiog nenori skelbtis dėl savo saugumo, dėl šeimų saugumo. Ir tai yra normalu. Ir net neprašykit jūs, kad jums paimtų kažkas tai įrodinėtų, nes jums čia niekas neprivalo įrodinėti. Tie žmonės, kurie gavo savo išmokas arba jie dalyvauja šitoj sistemoje ir neužilgo gaus, jiem vienodai šviečia, ar jūs jungsitės, ar jūs nesijungsit čia. Čia yra jūsų reikalas, jie jau savo turi. O jum galvot, ar jūs norit ar nenorit turėti. Kad jūs paimsit, pareikalausit įrodymo, tas žmogus, kuris gavo išmokas, gal net nėra jūsų aukštesnysis sponsorius. Jis neprivalo paimti ir jums rodyti tokių dalykų. Jeigu netgi aukštesnysis sponsorius, jisai gavo išmoką, jis irgi neprivalo, jam vienodai šviečia. Jūs ateisit ir jam įkris nuo to $5 arba $4, jis gavo išmoką $30 000, $500 000. Tai žinot, jūsų $5 čia nais. Kaip ir sakiau, jam vienodai šviečia. Maksimalios tiesioginės komisinės išmokos plus dalyvavimas pelne ir visi priklausomi šiai dienai komisiniai. Patvirtinti ir įrodyta, kad išmokėta. Bet mes labai daug turim medžiagos, tų įrodymų. Pas mus yra grupė. Ne viena Telegrame. Mes ten dirbam, Telegrame su Kryptekse. Įdomu, nori tokių dalykų, rašykit tam žmogui, kas jums davė šitą vaizdo įrašą, susiieškokit internete kontaktus kažkokius, tai rašykit man galiausiai. Ir mes jūs prijungsim prie tos grupės. Žiūrinėkitės, dalyvaukit zoomuosiuose, tik tais elkitės adekvačiai, gražiai grupėse, nes mes nesiterliuojam, mes labai greitai paimam ir sprendžiam tas problemas, išmetam su užblokavimu iš grupės. Jeigu kartais atsiranda tokių, kurie jie netiki, jie rėkia netiki, bet jie nežiūri informacijos. Nugi netiki ir neik. O ten įrodinėti, diskutuoti iki begalybių ir išvedžiojimus visokius tipo ieškoti argumentų ir atsakinėti, mes neturim laiko tiem dalykam. Mes esam čia, mes esam patenkinti, mes pasirinkom, mes dirbam su kitom kompanijom, viskas gerai, o jūs, jeigu norit, mes jūs gražiai priimam į komandą, jeigu nenorit, paimat, apeinat šitą dalyką ir viską. Kalbėti dar galėčiau daug, bet man atrodo šitam kartui užtenka. Linkiu visiems sėkmės, padėkit laiką, patiktuką, jeigu jums patiko šitas vaizdo įrašas, susiraskit mus, kaip ir sakiau, ir mes jūs kviečiam jungtis į mūsų komandą. Iki greito susitikimo kitam video.